Labą dieną. Šioje pamokoje išmoksim naudoti komandą revolve. Nupiešim taurę. Pasirinkam top, vietoj top pasirinkam sritį front. Čia pasirinkam SO isometric. Nupiešim iš pradžių ašį. Kryptys nuo šios vietos, kryptys žemyn. Polyline. Kryptys žemyn 250. Enter. Toliau pasirinkam polyline, pasirinkam tašką, kryptys į kairę 70, kryptys į viršų 10, kryptys į dešinę 60, kryptys į viršų 120, kryptys į kairę 70, atsiprašau. Dabar atsisakom tolimesnio veiksmo, pasiemam SP-line, pažymim tašką, kuriuo tęsim 70 į kairę pusę, Enter, kryptys į viršų 120, Enter. Dabar kryptys į kairę 2, kryptys į viršų 1 pirkėjų, paspauskite Enter. Ir dar kartą Enter, užbaigiam veiksmą. Pasiim komandą copy, padarysim šitos detalės SP-line, kurią nupiešėm kopiją, pažymėjom objektą, Enter, pažymim tašką, kryptys į dešinę 10, Enter, ir kryptys, atsiprašau, dar kartą. Ir dabar vėl move, pažymim objektą, Enter, pažymim kryptį, reiškia padarėm kopiją, patraukiant 10 cm į dešinę pusę. Ir dabar komanda move, pažymėjom objektą, kryptys į viršų 5, Enter. Pažymim šį objektą, pasiemam viršutinę liniją, paspaudėm ir prikabinam prie šio taško. Taip. Toliau pasiemam polyline, pasiemam šį tašką ir prikabinam prie šio taško. Enter. Dabar patraukim šiek tiek šitą liniją, paspaudėm komandą move, pažymėjom objektą, Enter, pažymim tašką ir kryptys į dešinę 1 cm. Šiek tiek reikia patraukti nuo objekto. Ir dabar gal net daugiau, atsiprašau, dar 30. Move, pažymim objektą, Enter, kad mums netrukdytų apjungiant objektą, kryptys į dešinę dar 30 paeisim. Dabar apjungsim objektą, naudojant komandą modify joint. Pažymim visą detalę, Enter. Grąžinam šį objektą, pažymėjom komandą move, paspaudėm objektą, paspaudžiam viršutinį tašką, kryptys į kairę 30, nes norint apsukti objektą, ši ašis turi būti šiek tiek, neturi liesti pačios detalės, kurią reikia apsukti. Perinam galbūt trečią sritį, SW isometric, paspaudžiam komandą revolve, pažymim objektą, kurį reikia apsukti, Enter, pažymim ašį, aplink kurią ašį mes apsuksim. Ir, kaip mato, čia rašo 360, tiesiog paspaudžiam Enter, bus patvirtintas šis parametras. Na, ir dabar ašies liniją galim ištrinti, delete. Tai tiek. Galim pasukti, view, continue orbit. Dėkui už dėmesį.